Mhm. Tai labas rytas visiems. Mes kartu su Aurima sveikiname su jumis šiandien. Ir norim pristatyti, mes jau tokius bandymus esam pabandę, bet realiai dabar esame apsisprendusios ir nusprendusios, kad paleisim tokį savo podcastą iš širdies į širdį apie santykius, kuriuome tyrinėsim įvairius dalykus, tyrinėsim įvairius fenomenus, kuriuos pastebime savo darbe ar aplinkoje, atsakinėsim jūsų klausimus, jeigu tokių bus, galbūt, kadangi turim tokį didelį planą, kad bent 50 laidų padaryti, tai tikiuosi, kad tų klausimų atsiras eigoje. O dabar tai pradedam nuo tokių bendrinių temų, kurias pačios pasigalvojom, pamatėm kaip fenomenus ir norime labiau patyrinėti. Ir tai bus įdomu, tikiuosi jums todėl, kad mes žiūrėsim iš keletų kampų ir tokių perspektyvų. Tai aš pati esu Sonata, kaučingo specialistė ir geštalto studijuoju, gilinuosi dabar į geštaltą ir daug įvairiausių kitokių mokslų esu baigusi. Ir turiu savo tokį požiūrio kampą į tam tikrus fenomenus, niuansus, gyvenimiškas patirtis. O Aurima yra gydytoja. Bijau suklysti. Aurima, prisistatyk, kad visko nesupainiočiau. Aš tai esu gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė, dirbu kaip porų konsultantė, šeimų psichoterapeutė, taip pat esu lektorė ir daugelio knygų autorė. Dabar jau sunku suskaičiuoti tas knygas, jos dar vis naujai gimsta. Na ir taip pat mano dar toks vienas bruožas, aš esu didelės šeimos mama, 7 vaikų mama. Tai va. Tai va, tai matot, kokia turtinga, mes turim pašnekovę, bet aš irgi, dar vejuosi, dar knygų tiek daug neparašiau, tikliau prie vienos vis dar sėdžiu, bet Aurimas sakė, kad mane paskatins ją pabaigti. Ir 3 vaikų mama. Tai tiek apie mus. O dabar galvoju, gal būtų visai naudinga dar pabėgo mintis, kažką tai dar norėjau sakyti prieš pradedant šitą visą veiklą. Bet galvoju, gal pradėkim ir tada galbūt gims, gal vėl sugrįžta mintis, kuri yra pabėgusi. Tai šiandien mes tyrinėjom tokį reiškinį, kurį dažnai sutinkam internete, labai dažnai žmonės nori tokiais tapti, labai dažnai apie tai, toksai kaip siekiamybė tikslas ir savo darbe susidurėm ir prisiminiau, ką ten norėjau pasakyti. O norėjau pasakyti, kad mes turim unikalią galimybę dabar, todėl kad galėsime mes su Aurima ne tik, kad vieną poziciją kažkokią sakysim, mes netgi, kai čia susijungiam, mes žinom tik temą, bet nesam nei susitarusios, nei pasitarusios, nei požiūrių suderinusios. Tai reiškia, kad mes leidžiam savo išsakyti savo poziciją, netgi pasiginčyti, nesutikti viena su kita, be užtinių, žinoma, bet turiu minti, kad toksai, kad būtų, tokia diskusija netgi ir galbūt tai padės kažkiek išplėsti ir požiūrį, ir kampą, ir tai galbūt ir leis mums kažkaip tai pamatyti įvairiau tuos pačius fenomenus ir kampus. Ir aš dabar grįžtu jau prie tos temos, kurią paminėjau šiandien, tai yra apie tai, ko siekia žmonės labai, jie nori būti sėkmingi. Ir jeigu taip išeitume į gatvę ir paklaustume žmogaus, tai ko jis norėtų? Laimės ir sėkmės. Čia kartais būna laimė ir sėkmė, tarsi lygų, tarsi vienas ar tas pats. Ir aš nežinau, kaip tu, Aurima, bet aš pati tai susiduriu savo darbę galybę, kad žmogus, aš noriu būti sėkmingas, ir kalba apie tai, kad, apie tai, ką jis įsivaizduoja ir kaip ta sėkmė galėtų atrodyti. Bet taip, jeigu pažiūrėjus, grinai iš tokios, faktiškai, kai faktiškai tai atrodo, tai sėkmė, kas yra sėkmė? Ta prasme, tai nieko neapibrėžto, neaišku ir kažkoks iš vis neaišku žodis. Nes kiekvienas žmogus sėkmės skirtingai supranta. Tai kas pačiai Aurimai sėkmė ir kaip tu supranti šitą žodį? Žinai, aš kai girdžiu tą žodį sėkmė, tai man pirmiausia kyla tokia asociacija su dalykais, kuriuos galbūt norime laimėti. Taip visai paprastai pažiūrėjus, pavyzdžiui, nežinau, varžybas kažkokias, ar ne? Daug pasaulyje vyksta dalykų, ar ne, kur, tiesiog žmonės tarpusavyje, nežinau, varžosi dėl kokių nors reikalų. Tai paprastos sporto varžybos, ar ne, kažkoks tai, nežinau, dalyvavimas kažkokiam tai renginyje ir, tarkim,
buvimas sėkmingu, tai pastebėtų ar ne, va, toks dar kyla. Po to dar, man pačiai gal labiau tai yra apie tai, kad sėkmė yra siekti. Aš taip kalbų tokia tyrinėtoja, tu gal daugiau už mane kalbų moki, bet aš vis dar jas tyrinėju. Nepasakėm mes su tavim, kad tu sveikinėsi iš Suomijos, aš iš Prancūzijos, ar ne, bet irgi iš požiūrio kampai skirtingi, ar ne, iš kitų pasaulio šalių. Tai man sėkmė tai yra siekti ir pasiekti. Man asmeniškai, ar ne? Pavyzdžiui, bet tokius dalykus aš vertinu kaip sėkmę, kai aš turiu kažkokį tai sumanimą ir įgyvendinu jį. Tai gali būti labai paprasti dalykai, pavyzdžiui, nežinau, galbūt kažkam tai ten sukurti šeimą, ar ne? Arba man, pavyzdžiui, tą šeimą išlaikyti. Išlaikyti ta prasme, kad tos ilgalaikius santykius, ar ne, kurti sėkmingai. Nes, aš pati apie santykius, aš daug kalbu apie santykius, daug mokiausi ir tebesimokau, galbūt dabar, galbūt daugiau jau dalinuosi savo patirtim. Tai man tai yra sėkmė, ar ne? Nes aš esu pati išsiskyrusių tėvų dukra, tai man sėkmė buvo, man buvo tokia siekėmybė, ar ne, išlaikyti santykius. Ir tai nėra paprasta. Tada, pavyzdžiui, man yra sėkmė kažkur nukeliauti, aš sugalvoju kokį sumanimą, sukuriu kažkokį planą ir sukuriu tą kelionę ir aš ją įgyvendinu ir man tai yra sėkmė. Ta prasme, daug dar galėčiau kalbėti, nežinau, kaip tau, bet dabar atgal grįžtu pas tave, o kaipgi tau? Žinai, pažiūrėjau, kad požiūriai pas mus nedaug įsiskiria toj vietai, bet kai aš galvoju apie sėkmę, aš galvoju, kad tai yra toksai fenomenas, kur kartais nutinka. Sėkmė yra toks dalykas, kur kartais nutinka, bet dažniausiai tai yra pastangų kažkoks rezultatas. Ir tavo tokia, žinai, tokia razinka, ne, kur jau ilgai stengiausi, daug dirbau, daug siekiau ir, čia dar ir sėkmės dasidėjo. Tai man, galvoju, man kažkodėl visą laiką analogija su pačiu krepšiniu, ne? Nes, realiai tai yra, sportininkai yra geriausias tas būdas parodyti, tos sėkmės egzistavimą, ne? Kartais gali atiduoti visas jėgas, stengtis, daryti, ne, labai siekti ir būti geriausiai formai, bet pritrūksta tos sėkmės. Arba kaip tik yra ta sėkmė. Ne? Tai sėkmė man yra tas, žinai, kai atidaviau viską, ką galėjau ir man dar truputėlį pasisekė. Žinai, ką tu pakalbėjai apie tą loteriją, apie tą, žinai, tokį dar kažkas truputėlį pridėjo ar pastumėjo, ar dar. O jeigu žiūrėti plačiuoju kontekstu, plačiam kontekste, tai sėkmė yra tada, kai darai tam tikrus dalykus ilgą laiką ir kuo, kaip chirurgas, ne? Darau operacijas, darau ir kuo daugiau darau, tuo didesnė tikimybė, kad jos bus sėkmingos. Ne? Kad jos sėkmingai pasiseks, tikimybė, aš nesakau, kad būtinai nutiks, bet tikimybė didėja. Tai lygiai taip pat, kaip mes siekiam savo kažkokiu tai ar tikslų, ar dedam pastangas turėti šeimą, ne? Ar aprūpinti, ar išlaikyti tą šeimą, kaip pati kalbėjai, ne? Kad išlaikyti kažkokį ryšį, balansą. Jeigu mes dedam pastangų, nuosekliai, pastoviai, tai gali būti, tų pastangų rezultatas vadinamas sėkmė, ne? Nes, tos pastangos davė. Ir dar gal kažkokia ta razinkėlė, jeigu ten pasisekė ir kažką ten tą šeimą laimėjo, ar kokią kelionę, ar ką, tai jau čia tada iš vis, ar butą, ne, ar mamą, ar mažą, kas nutinka, ne. Tai toksai. Tai man sėkmė yra apie tai, žinai, kad toksai ilgų pastangų rezultatas, bet kartais jinai nutinka. Nedažnai, bet kartais. Matai, kaip aš tai, net nepagalvojau apie tai. Čia toksai labai, matai, dabar tai, kaip pasakėte, jo, taip lyg tai pritariu, bet kai pradėjau kalbėti, man net netėjo į galvą tokia mintis, kad, sėkmė tai yra iš kažkur tai, ar ne? Nors, galima būtų taip galvoti, jeigu, loterija, ar ne? Bet loterija, tiesiog pasisekė, tu tiesiog nusipirkai bilietą ir pasisekė. Aš nežinau, ten jokių pastangų nededi juk iš tikrųjų. Vienas toksai aspektas, bet gal dėl to, kad aš jau dabar kažkaip, nelabai, nors šiaip gal ir mėgčiau lošti, kas laikiau save azartišką, čia neseniai buvau Las Vegase, ar ne, kažkaip neturėjau laiko iš tikrųjų palošti, bet man lošimas šiuo metu, ar ne šiuo gyvenimo etapu, tai yra ne apie tai, kad laimėti turbūt, o apie tai, kad pasimėgauti.
Tai va, nu, toksai. Ir kai neturėjau laiko, tai man buvo apie nieką tada. Ar ne, aš ten nuėjau kažką biški, išlašiau kažką biški, pralašiau ir išėjau, nes nu, nebuvo laiko. Labai gaila, neskyriau savo laiko. Tai visada galvoju, kad nu, reikės tą padaryti, bet dėl pasimėgavimo. Va, o vat jo, kaip paklausė apie sėkmę, tai man tai siekti. Tiesiog sieki ir viskas. Ir arba pasieki, arba ne. Nes dar ką aš tyrinėjau šiame gyvenime, tai pusiausvyra. Ir ta pusiausvyra apie tai, kad na, yra sėkmių ir nesėkmių. Ir tai ne tai, kad nu, man nesiseka dėl kažko kito, o tiesiog na, gyvenimas nedaro, kaip aš noriu. Ir galbūt tiesiog gyvenimas tai yra nu kiti žmonės, ar ne? Jiems to nereikia, ko reikia man. Tai va tas nėra, kad gyvenimas kažkoks mistinis, žinai, ten diedukas sėdintis ant debesų, ar dievas, ar ne? Tai yra žmonės aplink mane, kuriems nereikia to, ko man reikia. Ir aš neturiu tiek įtakos, ar ne, kad priversti juos daryti, arba elgtis, arba norėti to, ko man reikia. Tai va, tai aš mokausi jau eilę metų ir ne man tas visai gerai sekasi priimti tą realybę, kuri yra aplink mane, ar ne, ir kuri yra ne taip, kaip aš noriu. Ir man tai yra apie pusiausvyrą. Vat kaip tos dvi lėkštutės, ar ne, tai ant vienos lėkštutės, tai gaunu, ko aš noriu, ir ant kitos to, ko ne taip, kaip aš noriu. Ir tai yra pusiausvyra. Tai va, tai čia toksai mano dar vienas požiūrio kampas. Žinai, kai tu dabar tai pakalbėjai, man iš karto kyla tokia mintis aplamai apie būseną. Ir mes kartais vadiname, deram tokią etiketę, žmogus sėkmingas žmogus, nesėkmingas žmogus. Mes savo tokias etiketės dedame. Taip. Sakoma, aš esu sėkmingas, arba aš ne, žinai. Ir taip padiskutuojam apie tai, žinai, o nuo ko tai priklauso, žinai, va tas, ir žinai, kaip ar pati jautiesi sėkmingu žmogumi. Tai va, aš sakau, man tą dabar, šiuo metu aš tą suvokiu, kad tai yra pusiausvyros klausimas. Nes taip, anksčiau kažkada aš, siekiau, bet mano siekimas buvo toks nukreiptas į vieną pusę. Tik siekti ir pasiekti, ar ne? O dabar aš suvokiu, kad, galima leisti savo ir nepasiekti. Pavyzdžiui, ne dėl pusiausvyros. Ir jeigu iš tikrųjų tai aš, siekiu, daug dalykų siekiu, kurie man patinka, kuriuo aš noriu, bet vėlgi dairausi aplinkui ir jeigu, mano prioritetai ar net ten netitinka, kad visgi aš noriu to ir negausiu, tai aš atidedu, aš atsisakau, aš ir nelaikau to nesėkme. Gal va taip kažkaip norėčiau pasakyti. Aš tavęs klausau ir labai akivaizdžiai girdisi, kad sėkmė yra lygus siekti. Pačios ataka. Taip, aš tą deklaruoju, kad siekti, ar nesiekti, sėkmė siekti. Nuo žodžio siekti. Aš dar galvoju tiesiog, žinai, apie tą būseną, kurią mes galime įsivardinti, tiesiog nuo ko priklauso mūsų pasitikėjimas savim, nes jeigu mes laikome save sėkmingų žmogų, tai mes tada galime ir siekti drąsiau, didesnių tikslų ir taip toliau, ne? Bet jeigu mes turime tą savo etiketę, kad aš esu nesėkmingas, tai ir siekti yra gerokai sunkiau, nes tada atsiranda daugybė įvairiausių pasiteisinimų. Tai kažkas neleidžia, kažkas tai trukdo, žinai, tenai nėra laiko be abejonės, ne, mama tenai vaikystėje kažko tai nedavė, tai dabar dėl to aš čia toks, ne, galybė istorijų visokių. Ir aš tau dabar esu priėmusi tokį, nežinau, susigalvojau savo tokią kaip idėją, kad mes galim turėti turbūt sėkmės tokią kaip skalę kažkokią, tai žinai, būsenos skalę, kur vieni žmonės jau tiesiog, yra kažkur tai aukščiau toj vietoje, ne, pagal savo, mąstymą, nuo pat gimimo gali net būti, arba nuo auklėjimo priklauso, arba nuo jų pasiekimo priklauso, o kiti yra kažkur tai galbūt žemiau tenai toj skalėje, ne. Ir mes realiai, kaip tu minėjai apie tą balansą, tai kartais mums pasiseka daugiau, tai mes užšokam, ne, kažkokį ten, pavyzdžiui, įsivaizduojam, kad mano sėkmės ten koks nors koeficientas yra, 63, jau daugiau negu 50, jeigu 100 skalėje, ne? Tai kartais pas mane gali būti, kad labai pasisekė, ten gerai pavariau, ten, žinai, tikrai sėkmė jau, dėl to, kad labai daug pastangų buvo įdėta, ten iki 93 pašoka, bet žiūrėk, paskui ten kažkaip tai nesiseka ar dar kažką ir vėl nukrenta ten iki 30, ne? Bet realiai jisai vėl susibalansuoja tą patį, žinai, tai va tas, man toks įsivaizdavimas, kad sėkmė ir va tas, galima sakyti, vidinis jausmas sėkmės yra kažkur apie tą, savo tokį tam tikrą
laipsnį, žinai, vat, kaip kiekvienam yra individualiai, bet apie kažkokį tai vienodumą kalbant, bet būna tam tikri pakilimai ir šuoliai. Bet aš nežinau, man toks įsivaizdavimas ir toks matymas stebint kitus žmonės. O kaip tau pačiai? Aš tai turiu kitą metaforą. Man patinka tas toks namo įvaizdis, ar ne, toks yra tarsi daugiaaukštis namas ir tu tuo namu, tame name lipi aukštais, ar ne, kažkokiais. Mano čia tokia susigalvota metafora, kad jeigu kažko išmoksti, tai faktas, kad sužinai daugiau kažkokios informacijos, ne, ir atsiranda tas platesnis požiūris. Tai va čia tas, susijęs su platesniu požiūriu ir lipant laiptais, tiesiog vaizdas, ar ne, jisai, tiesiog platėja. Tai jeigu tu pirmam aukšte, va taip metaforiškai, tai tu matai ten, tarkim, geriausiu atveju kiemą, ar ne, ten kokį suoliuką, kas ten tam kieme, ten kokį medžio kamieną. Jeigu tu esi trečiam aukšte, be jokios abejonės jau matysi truputį daugiau, ar ne, plačiau, galbūt medžių viršūnės ir ten dar kažką, tai dar aukščiau palipus, tai jau galima bus matyti dar toliau, ar ne, tas, va, plečiasi tas akiratis, ar ne? Tai labai logiška, susijau kaip metaforiškai, kad mokantis plečiasi akiratis. Nesvarbu, ko galima išmokti, nežinau, vairuoti, kalbas, galima batus siūti išmokti, arba ten keksiukus kepti kažkokius. Ir tai jau toksai, reiškia, lipimas tais aukštais. Tai čia truputį aš, kaip tu apie tą, tokį irgi kažkokią tai gradaciją, ar ne, pakalbėjai, tai mano išlindo mano šitą metaforą apie platesnį akiratį. Tai kažkaip aš čia taip, nežinau, taip pagalvojau, bet aš norėjau tavęs paklausti, kaip tu kalbėjai apie sėkmę ir kad jinai, gali būti šokinėjanti tokia. O kas tau asmeniškai, pavyzdžiui, simbolizuoja tą sėkmę? Nes aš esu susidūrus su žmonėmis, ar ne, savo darbe, kur, pavyzdžiui, sako, ir grupės aš vedu, tai tikrai, žmonės dalinasi, ar ne, kas jiems yra sėkmė, tai sako, pavyzdžiui, man sėkmė yra pinigai, kažkam tai, ar ne. Kitam man sėkmė yra santykiai, tarkim, su partneriu, yra, man svarbiausia, čia tas. Dar kitam sako, man karjera, tiesiog man labai svarbu yra turėti, ar ne, gerą poziciją visuomenėje ir taip toliau. Kas tau yra kaip simbolis sėkmės? Aš dabar truputėlį dar grįšiu prie to, ką tu kalbėjai ir atsakysiu į šitą klausimą. Tai kai tu praminėjai tą aukštų metaforą, man iš karto gimė, kad tai nėra tik tai, kad akiračio plėtimas, tai yra sąmoningumo plėtimas. Ir mes, kai tą patys augam, ne, ta prasme, vis tiek mes galime ir per veiklą augti akiratį plėsti, ne, per naujas žinias, gebėjimus ir taip toliau, bet galime ir per gilesnį savęs pažinimą augti, per įsisąmoninimą, kas su mumis vyksta tuo procesu ir kuo mes didesnį sąmoningumą turim, tuo irgi mes galime iš aukščiau pažiūrėti, ne, ir pamatyti ir kitus tuos savo tikslus, ne, ir kitaip vertinti tą sėkmę ir matyti iš platesnės perspektyvos, ne, tą liniuotę, kurią vadinasi sėkmė ir nesėkmė, ne, kur, kaip ten įvardinam. Ir dabar atsakant į tavo klausimą, kas man pačiai yra sėkmė, aš gal galiu dar sugrįžti prie savo ir klientų ir pati paskui atsakysiu, kad aš, kada jie ateina, tai aš lygiai to pačio klausiu, kaip tu suprasti, kad tu būsi sėkmingas, arba ką tau reiškia ta sėkmė, nes kiekvienas žmogus turi kažkokį tai kitą įsivaizdavimą. Ir dažniausiai tai ir prasideda, bet kaip tu sakai, pinigai, ten santykiai, turėti antrą pusę, ne, tenai gyventi kur nors užsienyje, kažkas tai dar, tenai, kažkam gal įstoti į universitetą, turėti gerus vaikus, kai kam yra svarbu, kad vaikai būtų ten kokie tai profesoriai ir dar kažkas, tai čia iš vis jau tokie lūkesčiai dideli, ne. Tai yra kažkokie tai kriterijai. Tai realiai žmonės ne tai, kad ieško ar nori būti sėkmingi, jie labiau nori tų dalykų, kas slypi už tos sėkmės, ne, pavadinimo, už tų aiškių dalykų, ką jie suvokia kaip sėkmė, ne. Vieniems, kaip minėjau, pinigai, kažkam dar. Ir tada aš jau klausiu, gerai, tai dabar tu man pasakyk, o kiek tų pinigų tau reikia? Nes čia yra dar vienas svarbus momentas, nes mūsų fantazijose, tai ten visą tai gali augti. Mes galim, žinai, pradėti siekti vienų tikslų. Sėdi žmogus dabar ir galvoja, bet kaip aš norėčiau ten uždirbti, nežinau, 2000, 3000 eurų, nežinau, kaip jisai nori, ne, per mėnesį, labai norėčiau, sieksiu, to darysiu. Ar ten, 10 000 iš savo verslo, maža kas, ne. Ir žmogus pradeda, deda aktyvias pastangas, iš tiesų siekia,
auga pats, negebėjimų savo lavinas, stiprina save, žiūri, su iššūkiais susidoroja ir po truputėlį, žiūrėk, jau ima ir jau tie 2000, 3000 ar 10 000 jau netrodo tiek daug, žinai, bet žiūrėk, žmogus net pamiršta, kad jisai norėjo tiek, ne? Jis dažniausiai sako, aš noriu pinigų ir jisai pasiekęs tą 10 000, jam vis mažai, nes dabar jau reikia, žinai, ir 100 000, ir 200 000, ir maža ko reikia, žinai. Ir supranti, va čia mes kaip kalbėjom apie tą būseną, ne, va apie tą jautimąsi sėkmingu ar ne, įsivardinimą, tai yra labai svarbu žinoti tuos aiškius savo kriterijus, nes jeigu mes siekiam kažko, kas mūsų galvoje auga geometrinė progresija, ne, nes mūsų vaizduotė yra tokia didelė, kad, žinai, jeigu mes pradžiai norėsim namo, paskui vilos, o paskui toj vilai dar prie baseino ir dar taip toliau, ne, ir toj fantazijai jisai pradeda augti labai greitai. Tai vat, žinai, tada to pasitenkinimo jausmo, kad kažką tai pasiekiau, pasidžiaugiau, ne, siekiau, pasidžiaugiau minutę, bet jau tuoj pat yra ir didžiulis, žinai, kitas tas noras. Tai vat kas yra svarbu, mano požiūriu, tai yra įsivardinti, kas tai yra konkretūs dalykai, ko siekti, ir po to pašvęsti tai, pasidžiaugti tuo, ką pasiekiai, pastiprinti save tuo, bet sugrįžti į tą savo, sėkmės, tą kartelį, tą lygį, ne, pajausti savo vertę, ir kelti savo naujus tikslus, vėl aiškius. Tai dabar nepabėgant, grįžtant prie to, kas man yra sėkmė. Tai žinai, sėkmė pas mane yra labai skirtingai. Priklauso nuo to, kokiam gyvenimo etape aš esu ir į ką aš laikau savo fokusą. Jeigu yra etapas, kada man yra, santykiuose kokie, tai krizės ar dar kažkas, ne, tai aš tada einu pas specialistus, konsultuojuosi, dirbu su tuo, ne, pati stebiu save, priimu tam tikrus sprendimus, įdedu pastangą darbus ir tada žiūriu, ne, ar man yra sėkmė ten ar nėra sėkmė. Jeigu man tuo metu yra veiklos kažkokie tai dalykai, ne, tai aš tada sėkmę matuoju pagal tai, kaip man pavyko, ne, ar man pavyko pravesti kokius tai mokymus, ar pas mane ateina klientai, kiek aš ten pinigų uždirbu, ne, aš matuoju pagal tai, kur mano fokusas tuo metu. Ir, pati žinau, kad, turbūt tu man pritarsi, kad negali laikyti fokusų į daugybę sričių vienu metu. Ir mes nebereikalo turim tokius įrankius, kaip ten balanso ratas, pavyzdžiui, gyvenime. Ne? Tai pasižiūrim, mes dažniausiai ir pasirenkam tuo metu vieną, maksimum 2 fokusus, ne? Kur galime augti, laikyti ir stebėti ir matuoti tą savo sėkmę. Nežinai, tam sėkmės paveikslėlį tai visą laiką yra, tai žinai, kaip Rūta Lee, Holivudo aktorė, tokia graži ir tokia gražiai vilų ir tokia sėkminga ir tokia sportiška ir tokia ypatinga, ne? Ir tarsi viskas ten yra sudėta. Bet siekti sėkmės, kaip sakai, siekti, galima po truputėlį kažką tai pradedant daryti, žinai, tam tikrose srityse. Ir balansuojant, bet ką tu sakai, pusiausvyrą balansuojant, ne? Nes jeigu jau labai nuėjai į darbą, tai paskui žiūrėk, jau kažkas kitur pradeda kažkur biški drebėti, ne? Tai vat aš taip įsiplėčiau atsakydama, bet ir tu dabar papildyk mane ir atsakyk pati. Bet žinai, labai klausiau, tu čia labai jau taip jo plačiai, ar ne, pradėjai, aišku, tas jaučiasi, coachingas ar ne, coachingas apie sėkmę, ateina pas tave žmonės ir klausia, kaip man pasiekti tą sėkmę, ir Sonata turi dabar juos nuvesti tą sėkmę. Mano atveju aš iš tikrųjų prisiminiau, kad klausiausi tavęs tikrai ir klausiausi, ką tu pasakoji apie kitus, ar ne, ir aš galvoju apie save. Ir aš galvoju, tikrai jauna būdama, tai aš pirmiausia ir siekiau tokių dalykų, kažkokių labai standartinių, tarkim, kur mes turim savo tos poreikius, ar ne, kažkokius meilės poreikį, laisvės, pripažinimo, poilsio ir pramogų, ar ne, tikėjimo. Ir aš galvoju, ir tiesiog nesąmoningai, niekas čia labai daug negalvoja, aišku, išskyrus nuo to momento, kai ateina, tarkim, pas psichoterapeutą ir jisai sako, tai dabar pažiūrėsim, kokie jūsų poreikiai nepatenkinti. Bet kol to nedaro, tai niekas nelabai negalvoja ir tiesiog mes tenkinam savo tos poreikius labai intuityviai. Tarkim, ieškom meilės, ieškom laisvės, tengiamės išsilaisvinti, jeigu mus ten kažkas varžo. Ir aš tą patį dariau. Ir aš galvoju, aš iš tikrųjų norėjau būti, tą reikšmingu žmogumi kažkokiu, tai daug mokiausi, man atrodė, kad man labai rūpėjo būti tokia
daug žinančią ir dar kitiems pasakančią. Po to, čia buvau jauna, po to labai man patiko būti tokia laisva, kad aš galiu dirbti, kada noriu, kur noriu, su kuo noriu, toksai man buvo labai svarbus momentas ir aš irgi to labai siekiau. Tai, kūriau savo, reiškia, pagal savo profesiją, bet visgi savo, ar ne, kažkokiais įmonės, įstaigas, kur aš samdžiau žmonės ir dariau, pati galėjau važiuoti ir dirbti, reiškia, labai senai tą dariau. Man tas buvo turbūt apie laisvės poreikį. Tada aš prisimenu, kad tas reikšmingumo poreikis irgi buvo man labai svarbus ir aš galvoju, ta tokia tikrai efektyviausia realizacija reikšmingumo yra per buvimą, per tėvystę, motinystę, tai nepaslaptis, ar ne, aš turiu 7 vaikus, tai jau labai reikšminga pasijaučiu, jau labai, taip sakant, tikrai patenkinau šitą poreikį ir tada, žodžiu, dar irgi apie tą pinigų turėjimą, ar ne, tai reiškia, kad gali sau leisti kažkokias tai keliones, kažkokius tai, nežinau, pirkinius, ar ne, kažkokius prabangos dalykus. Tas irgi buvo mano siekiamybė kažkuriuo metu. Ir žinai, visą tą, kaip sakyt, paturėjus, išbandžius, aš, kaip jau minėjau, priėjau prie tos išvados, kad visgi man labiausiai atrodo, kad aš esu sėkminga tada, kai viskas yra pusiausvyra. Dar nepaminėjau taip pat ir apie sveikatą, kol jaunas, tai tu esi toks nemirtingas, viskas tau ten gerai. Žodžiu, jeigu taip, yra toks jausmas, aš savo vaikus matau suaugusius, taigi nemirtingi. Galiu daryti, ką noriu su savimi, aš vis tiek nemirsiu. Iš tikrųjų, taip nėra, nes aš esu gydytoja, visada mačiau, labai arti buvau mirties, labai arti vaikų mirties, nes dirbau ir onkologiniam vaikų skyriui. Tasme labai susidurdavau su sunkiais atvejais ir verkdavau kartu ten su tėvais ir taip toliau. Tai man tas netrodė labai, bet vis tiek apie save irgi kažkaip tuo metu negalvojau, tai 7 gimdymai, 7 nėštumai, kur čia nemirtingumas ir daugiau nieko, ar ne? Ir kažkaip tas irgi priejau, kad ir ta sveikata, jinai irgi toks reikalauja dėmesio ir laiko ir kūnas, ar ne, ta prasme, jis ne iš dangaus nukris dar vienas. Tai sakau, priejau prie tos išvados kažkurio momentu, kad man sėkmingas gyvenimas yra apie tą pusiausvyrą, apie tą tokį netgi ratą, sakyčiau, ne, kad yra visos tos ašys maždaug vienodam lygiai, kad jis nėra kreivas, kad jeigu man ten labai sekasi vienoje vietoje, tai žiūrėk kitoj, tai kreivas ratas ir aš nevažiuoju. O kažkaip dar man irgi įeina į šitą visą kategoriją judėjimas. Kad čia mano gal dar nepaminėjau, kad visgi matau žmonės ir pati save, tuos visus siekimus pagal temperamentus. Mes turim temperamentus įgimtus, tai yra mūsų tam tikrų nervų sistemos savybių rinkinys. Ir mes tame labai taip ryškiai, ar ne, paskui charakterius ant to statom, nes charakteris yra įgytų savybių rinkinys, kurias galima keisti, kaip sako, mano tos charakteris aš nepasikeisiu. Ne, tu gali pasikeisti, bet negali pakeisti temperamento, tiesa, nes temperamentas yra visgi įgimtas ir ten tos savybės, jeigu tu esi, tarkim, labai grubiai pasakysiu, lėtesnis arba greitesnis, ar ne, taip dviem tokiom kryptim, tai tu netapsi priešingas, tu tiesiog būsi šiek tiek galbūt gali pasigreitinti, šiek tiek pasilėtinti. Tai mano atveju akivaizdu, kad aš esu greito temperamento ir man reiškia, vien tai, kad kalbu greitai ar ne, judu greitai, tai yra greitas. Ir man, aišku, mano irgi tikslas tam tikrų metų buvo apsišlifuoti, ar ne, ir susilėtinti, nes, duoda visokius rezultatus tos temperamento savybės, ne tik gerus, bet ir nepageidaujamus, ar ne tik tai norimus, bet ir nepageidaujamus. Tai grįšiu prie to, kad mano sėkmės, tas toksai, nežinau, simbolis gal ar ne, šiuo metu tai yra tas pusiausvyros atradimas, kada aš jaučiuosi pusiausvyroje. Kažkada mokiausi su savo vaikais vyresniais, mes eidavom į aikido treniruotės ir tikrai labai seniai, dabar galvojau, net kažkada ar čia prieš kokių 20 metų jau, kaip baisu. Tai tada ten, man atrodė, tai pasportuosim, ne? Tai pasportavome ten truputį, gal kokius metus, nes ilgai neužtrunku, aš tokia mėgstu daug dalykų išbandyti, paskui ten buvau ir visokiose kitokiose rytų kovos menų treniruotėse, bet ten tuo metu mokė mus, aš prisimenu, vaikai ten kažkaip
atskirai ėjo, nu gal mes kartu visi buvom, bet aš nelabai ten žiūrėjau, ką jie daro, bet aš žiūrėjau, kaip man, reiškia, sunkiai buvo išmokti, tarkim, surasti tą tokią laikyseną, tokią stovėseną, tą svorio centrą, na, surasti, kažkaip tai nukreipti taip, kad priešininkas negalėtų manęs pajudinti iš vietos. Ir vat nuo to laiko, tai buvo prieš 20 metų, aš pradėjau ieškoti to taško. Ir aš supratau, kad tai ne tik fiziškai, tai yra labai labai svarbu psichologiškai, ar ne, kad na, gyvenimas, ar ne, kaip aš jau pavadinau, gyvenimas tai yra visa aplinka mūsų, kuri mūsų supa, negalėtų manęs pajudinti iš tos mano vietos, kurią aš turiu, ar nesusiradus. Ir kai aš po kurio laiko, po to iki to fizinio treniravimo, ten buvo tikrai labai naudinga, nes mokė, pavyzdžiui, nugriūti ant nugaros, nesusižeidžiant, kas buvo tikrai gyvenime. Dabar nežinau, ar aš nugriūčiau, bet gal įgūdžiai liktų. Tai va, tai grįžtant prie to, kad aš paskui tik po truputį pradėjau ieškoti to ne tik fizinėme, reiškia, kūne, bet ir psichikoje, ar ne, vat kaip mano ta psichinė pusiausvyra. Ir tai nepaprastai man padėjo mano darbe, be abejo, ir padeda, tas duoda man absoliučiai rezultatus, ar ne, va tas, kad rasti tą tašką, tą būseną, kuri leistų, nu, neprarasti pusiausvyros. Na tai va, išsiplečiau ir aš. Mhm. Žinai, kai tu dabar kalbėjai, tai kiekvienas turbūt savo kažkas kovos menuose, aš meditacijų ir jogos praktikus tą patį randu, ne, ir tai yra labai svarbu. Ir tai yra svarbu mūsų darbe, nes faktas tas, kad mums tikrai reikia būti resursiniai būsenai, kai bendraujam su žmogumi, jie ateina dažnai patys ar neresursai, arba būna įvairiausių situacijų, kurios ten kyla ir reikia tai palaikyti. Bet ir kiekvienam žmogui tai yra naudinga, va, tos įgūdžius lavinti. Bet grįžtant atgal prie sėkmės, man dar labai patiko vienas kampas, kurį tu pati palietei, kalbėdama apie save, kad kyla iš poreikių, ne? Va, ir tas supratimas, suvokimas, tie kriterijai sėkmės kyla iš poreikių, kuriuos mes tuo metu turim. Ir paminėjai pati apie reikšmingumo poreikį, kuris yra svarbus. Ir man tokia mintis kilo, kad iš tikrųjų dažnai susiduriu ir dabar man toks aiškus suvokimas atėjo, kad jeigu gali būti, kad, žinai, žmogus atsako, deklaruoja, kad aš noriu siekti tenai, gauti kažkiek tai pinigų, būti sėkmingas, va, tarkime, turėti tam tikrą, kažkokį tai verslo pajamas ir taip toliau, ne? Ir žmogus to siekia, tai pasiekia, bet tas tuštumos jausmas lieka. Ne? Ir tada prasideda, va, apie ką prieš tai kalbėjau, norisi vis daugiau, bet tuštumos jausmas lieka. O kodėl? Nes poreikis yra kitas. Ne? Už tų pinigų, kuriuos įsivardino, kad jie man yra svarbiausia, ne? Yra noras gauti pripažinimą, gauti statusą, gauti dar kažką, mažą, koks ten tas poreikis yra. Ne? Ir žmogus siekia, pasiekia ten ir labai geros apyvartos, ir verslas sėkmingas, bet aplinkoje jisai mažai žinomas, tarkime, ne? Nevysto tų savo asmeninių kompetencijų tokių, kad būtų labiau matomas, kažkokias ten paskaitų neveda, labiau fokusuojasi į tą veiklą. Ir tą poreikį tarsi šiek tiek užspaudęs, realizuoja tokiu, čia nepavadinsi kreivų būdų, bet nepilnai tuo būdu, kurio jisai norėtų, ne? Pagal savo tą poreikį, kuris yra giluminis tokį. Ir tas nepasitenkinimo jausmas gali tikti iš ten. Tokia mintis, žinai, atėjo. Taip, apie tą tuštumą, tai čia labai tikrai labai svarbu suvokti, nes mes tą vidinę ar net tuštumą, tai reiškia kažkokio poreikio, nepatenkinimas vyksta įvairiais būdais. Galim valgyti, pavyzdžiui, ar ne, arba labai sportuoti, arba labai dirbti, arba slopintis, tarkim, tai yra alkoholis, narkotikai, ar ne. Tai yra tos tuštumo jausmo, tos, bandymas ar neužpildyti save, emocinė. Iš tikrųjų, tai yra galbūt kažkokių tai emocijų mes kartais, o emocijos yra energija. Ten daug visokių dalykų ir viskas man tai yra viskas labai paprastai, labai netgi fiziškai paaiškinama, ar ne, bet jo, mes komplikuojam savo tą gyvenimą. Jo, apie tą tuštumos jausmą jau. Atsiprašau, ar dar noriu? Ne, tai pritariu, kažkaip jo, tu irgi tą pastebėjai, kad tuštumos jausmas atsiranda dėl to, kad mes tiesiog net pažįstam ar ne savo poreikių ir jų nepatenkinam, nes siekimas tikslų tai nėra poreikių patenkinimas labai dažnai. Tai čia ir yra esmė, ne, tai tikslai mano ar ne mano.
tie tikslai iš mano poreikių ar ne iš mano, gal tie tikslai primesti, gal tie tikslai nusižiūrėti, ane? Ir mes tada susiformuojam tikslus, kurie, tarsi, žinai, tikim, kad pasieksim tą tikslą, gausim tą rezultatą ir jau jausimės sėkmingi. Ir gali būti, kad aplinka mus mato sėkmingais, ne, ten pasiekim tam tikrų tikslų. Tie žmonės, kurie turi tuos poreikius, žiūri, o kaip jiems sekasi, valio. Bet vidinės tuštumos jausmas lieka, todėl kad tikslai buvo ne mano. Ir aš pasiekiau, tikslus, kuriuos, įsikėliau gerai neįsisąmoninęs, gerai nepagalvojęs, ne, ir mano poreikiai vis dar liko nepatenkinti. Ne, tie esminiai baziniai, kurie norėjau. Tai va čia dar toksai, tikrai mes, atrodo, gilę tokią temą palėtėm apie poreikius ir apie tikslus. Ir aš galvoju, nežinau, gal va čia verta ir sustot ir kokio kitoj laidoje patyrinėti poreikius ir tikslų temą, nes čia tokia gili ir įsiplėstina, ne? Kaip tu? Gerai, aš sutinku. Bet su mumis sveikinamsi Ernesta, tai labai, labai malonu, labas rytas ir kaip gerai jūs matyti, rašo Ernesta. Mums irgi nematom, bet gerai skaityti. Jeigu kažkas turit kokį klausimą ar dar kažkokį tai šiaip dar pastabą apie sėkmę, ar dar kažką, tai mes esam dar kokią minutę, tai parašykit mums, labai smagu kažką tai jausti, kad mes esam reikalingos. Ir aš galvoju, mes sekančią savaitę vėlgi antradienį tęsim savo tą tradiciją, tuo pačiu metu 9:45 ir galima tada tų įrašo apačioje tiesiog sukelti, sukelti informaciją, galbūt kažkokį klausimą jūs turite, nes mes tikėtina, kad sekantį kartą, kas čia nutiko? Aš čia? Okay. Tikėtina, kad kitą kartą mes kalbėsime būtent apie tikslus ir kalbėsime apie tai, apie giluminius vidinius poreikius, kaip juos atpažinti, kaip juos įsisąmoninti ir kaip iš tikrųjų gyventi tą ir vertingą, ir sėkmingą, ir prasmingą gyvenimą savo. Gerai, tai ką, tuomet atsisveikinam šiandien ir iki kitų antradienių. Ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų antradienių ir tikrai buvo smagu pradėti. Yeah! Iki.